kuo skiriasi intuicija nuo loginio suvokimo. Tai va to jis skiriasi, ta prasme, tu pirmą pajunti, nustembi ir tik tada ieškai atsakymą, ir tik tada įsijungia protas. Bet jeigu tu pirmą logiškai išmąstai, aha, Jonas man nusistojo, tai tikriausiai aš nepatinku logika. Ta prasme, pirmą pajutau kažkokį jausmą, ir man visai fainas bičias. Labas, mano vardas Laima ir čia yra Pakeliui namo. Šitą podcastą pradėjau kurti, norėdama papasakoti, parodyti, koks visoks yra kelias į save. Ne vien tik tai gražus ir ne vien tik tai sudėtingas. Ir be galo džiaugiuosi, nes čia jau yra antras sezonas, o labiausiai noriu padėkoti tau, kad žiūri, kad palaikai taip, kaip gali geriausiai, kad esi prenumeratorius, jeigu toks jau esi, o jeigu dar nespėjai, tai dabar yra pats metas paspausti tą prenumeruoti ar stebėti mygtuką, tai tau tetruks akimirką, o man tai yra išties vertinga. Ir jeigu palaikai šitą idėją, šitą iniciatyvą, norėtum, kad jinai tęstusi, augtų į dar geresnę kokybę, jeigu vertini mano įdedamas pastangas, laiką, tuomet gali prisidėti labai stiprią kuriančią finansinę energiją ir tiesiog po šiuo video aprašyme rasi nuorodą į PayPal sistemą, kur gali patogiai pasirinkti tau tinkamą, prieinamą pinigų sumą ir tiesiog paaukoti. Esu dėkinga iš anksto kiekvienam. O dabar kviečiu į naują epizodą, naują istoriją ir pasiimk tai, kas rezonuoja, o visą kitą tiesiog palik. Gero laiko. Tai labas įsijungęs Pakeliui namo. Šiandien mes esam kitokioj vietoj negu kad įprastai, kitokioj aplinkoje. Ir tikiuosi, kad mūsų pokalbis irgi gali būti, turiu tokį įtarimą, kad gali būti šiek tiek kitoks. Ir mano svečias šiandien yra Žydrūnas Sadauskas, vidoskaitos specialistas, knygų autorius. Ir jisai, man atrodo, tu, Žydrūnai, pats daug geriau pristatytum, kas tu dar esi, tu man papasakoji ir aš tikrai neatkartočiau, kas tai yra. Bet tuo pačiu labai įdomu, kaip tu matai žmonės ir iš karto gali nuskaityti. Tai čia tokia kaip super galia, man atrodo. Tai kaip tai vadinasi, ne? Visų pirma, tai aš esu tų visų įvairių metodikų, kurios leidžia nekontaktuojant su žmogum pasakyti, kas tai per žmogus. Treneris, mokytojas ir visi kiti galai. Antroji pusė, reiškia, esu tas pats, reiškia, knygų rašytojas. Bet ir vėl, jeigu paimsi mano knygas, tai tos mano knygos yra labiau tokie analitiko užrašai. Tai reiškia, iš to stebėjimo aš kažkokį darau koncentratą ir sakau, esmė yra tokia. Tai kažkur tai tarpusavį yra susiję. Pirmas dalykas, kitas dalykas, kalbant apie tai, kad aš matau, tai yra pavojinga, tai yra ginklas, ten daug kas sako, kas nėra su to giliai susipažinę, bet šitą visą, mes čia kažkur irgi tame tarpe kalbėjome apie tai, kad iš principo visi žmonės turi tą vadinamą intuiciją ir reiškia, jeigu bet eina kažkoks tai žmogus, mes pasižiūrėjome tą žmogų daugmaž galima apibrėžti. Pavyzdžiui, dabar jeigu paklausim tų pačių klausytojų, kaip atrodo tipinė mama, tai visi įsivaizduoja. Kūnas, reiškia, kur priekis, kur galas mums neaišku, nes tai yra mama. Jinai nesirūpina maistu, tada suknelė bus greičiausiai tokia, kur originalios spalvos irgi niekas nežino, nes problema tame, kad ta suknelė jau pirkta humanai, nes mama taupo pinigėlius. Ir čia galima važiuoti ir važiuoti, plaukai nesužiūrėti, nagučiai nulūžinėja ir panašiai ir panašiai. Viskas, mes turim tipinę mamą. Taip pat į tą pusę spaudžiu, kad daugelis žmonių turi tą vadinamą, reiškia, natūralią intuiciją. Tik tai dabar skirtumas yra toks, kad jeigu mes, pavyzdžiui, surinktumėm 100 žmonių ir patikrintumėm jų intuiciją, aš garantuoju, kad viskas tą, ką žinau, ta prasme, jie sudėtų ant stalo ir tai būtų būtent taip. Toks terminis, kai mes tikrinam. Tai grubiai kalbant, visos tos metodikos, tai būtų kūno kalba, kūnoskaita, veidoskaita ir visi kiti dalykai, jie iš principo yra, nežinau, milijoną kartų patikrinta intuicija ir surinkta po kruopelytę. Tai skirtumas tik tai tas, kad aš galvoju, tai galbūt tų žinių koncentratą ir
Visa kita yra praktika. Nu, kaip sako, žinios tai yra žinios. Išmintis prasideda tada, kai žinios yra įkūnytos. Tai čia taip atrodo, kad iš tų visų žinių, kuo daugiau, nežinau, naudoji, tai turbūt kiekvieną dieną praktikoje tai gaunasi tokia kaip išmintis ir natūralus dalykas. Iš dalies, bet šitą visą, kaip čia pasakyti, aš vadovaujuosi tokiu matymu, kad kiekvienas žmogus yra kažkam sutvertas. Ir tada klausimas yra toks, kiek žmogus yra toli nuklydęs nuo to, ką jis sutvertas. Pavyzdžiui, tavo paskirtis yra kurti, eksperimentuoti, ieškoti naujų dalykų, laužyti standartus tame, kas yra, ir čia mes galime važiuoti. O dabar, kaip aš ir minėjau, reiškia vėl kažkuriam taške, nuveskim tave į fabrikėlį kažkokį tai ir priverskim tave padirbėti dėl pinigėlių. Tai ten prasidės tas momentas, reiškia, kad tavo tas dizainas tam nesutvertas, tai reiškia, tu negali daryti ilgai šabloninio darbo, tada automatiškai viduje bus kažkoks tai nepasitenkinimas, paskui gali pereiti į apatiją ir mes čia galime važiuoti. Va, tai mano pagrindinė ta paskirtis, kalbant iš tų pačių metodikų, tai pirmas dalykas yra taip mokau kitus, bet pagrindinė nauda yra iš to, kad ateina žmogus ir sako, kažkoks nelaimingas ir panašiai. Tai kaip aš labai dažnai juokauju apie tos žmonės, kurie ateina pas mane konsultaciją, jie klausia, sako, tai kokia čia bus esmė. O dabar žiūrėkim, sakau, įsivaizduokim, sakau, tu esi mobilus telefonas, o aš turiu tavo instrukciją. Ką su tavim galima daryti ir ko negalima. Nes kalbant apie telefonus, pati žinai, kad su vienu galima vinį kalti, su kitu dar kažką, tai vietų nepastebėjai, kaip pasikeitus tavo viduje, čia taip kažkaip tai geriau pasidarė. Taip. Realybės valdymas 2.0. Atsipalaiduojant. Taip ir vyksta. Realybė mums paklūsta. Mes per savo vidų nusprendžiam, kokia bus ta realybė, kuri yra už mūsų. Paprasta. Tai visas šitas pakeliui namo reikalas gimė iš kažkaip tokio noro dalintis apie tą tokią vidinę labiau kelionę, apie sąmoningumą, dvasingumą ir kaip žmonės pereina savyje dalykus per tai ir kad, žodžiu, tai niekada nesibaigia, tie visokie kalneliai. Ir kaip aš matau, kur mes tarsi link judam, ar ne, tai kas darosi labai labai svarbu, tai tas siekimas savo keliu, savo širdim, savo pašaukimų realizacija, kad nebeišdavinėti savęs galų gale, nors man atrodo taip natūralu iki šiol būdavo tai daryti, kad tiesiog žmonės nejausdavom, mes nejausdavom, kaip tu čia apie mane pasakoji, kaip atsiduri kažkur fabrikėlį ir tiesiog darai dalykus, nes taip kažkaip, nežinau, ten yra priimta, taip tėvai darė, taip kažkas daro, taip turėtų sėkmė aplankyti. Ir tarsi, kur mes judam, tai žinai, į tą tokį, o tai ko aš noriu iš tiesų, kas aš esu iš tiesų. Ir man atrodo, kažkaip tu esi tas žmogus, su kuriuo galima kaip tik apie tai ir pašnekėti. Nes daug yra, nežinau, metodikų, technikų, kaip galima pažinti save. Aš gal labiau esu apie tai, kaip... pavyzdžiui, emocijų paleidimai, ką aš darau ir padedu kitiem ir pati labai naudoju, tai yra apie... Iš kur tos įtampos? Apie savęs, nežinau, laisvinimą iš visokių tokių dalykų. Bet pažinimas, man atrodo, dar čia nauja sfera, kad jisai padeda. Su pažinimu viskas yra iki skausmo paprasta. Manęs irgi dažnai klausia, sako, tu pasakyk kažkokią tokį vieną. Ir būtų labai fainai, kad tas vienas tai būtų toks ne ten, kur tu ateini, ta prasme, ir už labai brangiai ten duodi tą žemėlapį arba pasakai, ką galima spausti, ko negalima. Ir aš visiems sąžiningai sakau, ta prasme, yra viena auksinė, unikalioji metodika, kuri leidžia 110% tiksliai atrasti savo vietą pasaulyje ir būti laimingu. Tada visi klausia, o kokia ta metodika? Tada aš visų klausiu, sakau, jūs pasiruošę, nes metodika tikrai yra sakralinė, ta prasme, čia yra Aš labai daug pinigų sumokėjau, kad sužinočiau ją. Dabar marketingas prasidėjo, reiškia, aš paruošiu. Ir jau kai žmogus būna pačiam tam, žinai, dangui, sakau, tai dabar žiūrėk. Viskas, ką tau reikia padaryti, sakau, nuo rytojaus, nustoti savo meluoti. Jis sako, viskas, sakau, ir viskas. O ką tai reiškia? Jeigu dabar, pavyzdžiui, paimsim tai, kad žmogus, sakysim, dirba kažkokiam darbę, kuris jam nemielas, klausimas toks, kodėl? Visi tie motyvai, ten reikia pinigėlių, reikia dirbti, reikia viskas fainai, bet iš principo visi tie išvardinti dalykai tai yra melas savo. Reiškia, dėl kažkokio tai motyvo aš leidžiu savo meluoti.
ir daryti tai, kas man nepatinka. Viskas. Tai dabar klausimas yra kitas, jeigu aš noriu nustoti savo meluoti, ką aš galiu padaryti, prasme, kad pakeisti šitą situaciją. Viskas. Toliau čia yra tekę vesti kažkokią, reiškia, konferenciją moteriams irgi ten buvo per tą patį kampą. Tai pirmas dalykas, ką aš atėjau, reiškia, paklausiu su merginos, kas iš jūsų šiandien valgė tai, ką iš tikrųjų norėjo. Iš 30 moterų pakėlė ranką tik tai 2. Kitos valgė dėl to, kad reikia salotų, nes aš per stora. Kita valgė ten dar kažką, nes čia būtų teisinga. Kita valgė tik dėl to, kad dabar yra 1 valanda ir panašiai ir panašiai. Į kurią pusę aš suku. Vat kai kalba eina apie tą melą savo, daugelis žmonių sunkiai supranta iš principo, kas tai yra. O į kurią pusę spaudžia, reiškia, mes kasdienybėj iš tų 8 valandų, jeigu tai paprastai žiūrėti, ta prasme, plius minus nuo 4 iki 6 valandų savo meluoja. Darydami tai, kas nemėla, darydami kažką pagal grafiką, ta prasme, darydami tai, kad privalom ir panašiai ir panašiai. Aš puikiai suprantu, kad nebus to galutinio taško, kur žmogus ten 100% ten egoizme, ta prasme, daro tik tai, ką nori, viskas aišku, bet idėja ta pati, ta prasme, kad toks, vat, kuo daugiau to, ko aš noriu ir leidžiu savo tai daryti, tai reiškia, be to melo savo, visos problemos įsisprendžia. Paimkim tos pačius santykius, ta prasme, gyvena mergina su kažkokiu tam tokiu, ne visai tinkamu vyruku, partija ir panašiai, kas čia, melo savo. Paimkim tos pačius darbus, melas savo, ta prasme, turiu kaimynę, kurios negaliu pakęsti, bet tik dėl to, kad būtų labai fainai apsimesti ir palaikyti kažkokius santykius, aš bandau apsimesti ir palaikyti kažkokius santykius, reiškia, aš ir vėl toliau meluoju savo. Tai vat, kuo daugiau to melo savo, tuo žmogus iš principo yra nelaimingesnis. Nes kalbant apie tai, vat, vėl ten tenka dažnai su žmonėm bendrauti, reiškia, įvardink bet kokią sritį, ta prasme, gyvenimo, kuris tai turi kažkokią tai problemą, tai garantuoju, kad, ta prasme, atsakymas problemos kaip šaknies, reiškia, ir bus melas savo. Tai va čia tas raktelis. Iš tiesų mes tarsi apipinam savo gyvenimą kažkokiam priežastim, kur pasidaro patogiau meluoti, negu pasižiūrėti į tiesą. Ir aš dabar kaip tik prisiminiau, mes turėjom su Ryčiu Lukaševičium pokalbį ir ten kalbėjom apie tai, kad jeigu aplink tave, mano aplinkoje, arba ten klientai, pavyzdžiui, ateina žmonės, kurie kažkaip nelabai patinka arba su jais sunku. Tai o kodėl? Nes dar nesi iki galo tikras ir jie kažkaip ten klysta iki tavęs, dar kažkur meluoja, tai būk dar labiau tai netgi, paimkim tokį jau pakelkim kvantinį lygį, ta prasme, yra daug tų tokių lektorių, kurie Lietuvoje kažką tai kalba, bet yra tokia viena įdomi tendencija, ant vienų iš tų lektorių puola, o ant kitų ne. Klausimas, kodėl? Jie greičiau kažką banina? Ne. Tai yra susijęs su jų vidum. Tai reiškia su jų vidum, kaip ir su to pačiu čia, lygiai taip pat yra čia. Aš esu pastebėjęs paprastą dalyką, čia, kai buvo tos pandemijos laikotarpis ir visa kita, tikrai buvo vietų, kur aš leidau savo pasileisti plaukus ir kažką pakritikuoti. Bet aš kalbu apie vyriausybę, ten dar kažką tai tokio. Sekančią dieną, gali būti tą pačią dieną, priklausomai kiek dabar yra valandų, reiškia, man iš karto pareidavo kritiką. Momentaliai. Tai vat ką ir pastebėjau ir tiesiog paskui specialiai dariau eksperimentą, kad reiškia, jeigu aš kažką pakritikuoju, net jeigu aš jaučiuosi teisus, nesvarbu ta prasme, veidrodinė prasme, man iš tos pačios visatos ir iš aplinkos ir pareina. Tai grįžtu prie to paties, reiškia, tavo tų klientų. Man su klientais buvo kitas bairis. Jeigu ateina, pavyzdžiui, yra klientai, sakysim, yra 8 valandas per dieną konsultacijų, ta prasme, reiškia, sueina tie visi klientai ir aš konsultuoju. Ir aš vakare pastebiu, kad jie visi turi vieną kažkokią bendrą ašį. Tada praeina, reiškia, laiko, būna kitos konsultacijos ir vėl klientai ir jau pas juos ašys yra kitas, aš galvoju, kame reikalas. Bet paskui aš atsakiau, ta prasme, kad aš tą pirmą ašį užfiksavęs, pats įsileidau šitą ir čia yra problema. Tai va, į kurią pusę spaudžia, reiškia, viena mergina man parašė ir aš Žydrūnai, kame reikalas, sako, šiandien gatvės, kur visur matau mašinų numerius, ant kurių yra ten 3 trejetukai. Kodėl, ką čia man bandau pasakyti? Nieko, sakau, tu pamatei pirmus trejetukus, dėjai visą dėmesį ir dabar tau visą tai atspindi. Tai va, į kurią pusę ir suku. Tai pirmas levelis yra, reiškia, nustoti savo meluoti, ta prasme, labai išvalo galvą, ta prasme, parodo, kur tu esi ir kur tu neturėtum būti. Bet kita medalio pusė yra toks, kaip čia didžiosiam raidėm reikėtų sakyti, suvokimas, kad viskas, kas yra už manęs, tai reiškia kiti žmonės, klientai, dar kas tai bebūtų, ta prasme, tai yra mano vidaus atspindys. O tie žmonės, kurie kelia triukšmą, ta prasme, mano įsitempimo atspindys. Juk visi esat patyrę tą situaciją, kur jūs važiuojat gatvę, ta prasme, ir jeigu nedaug dievė kažkur skubat ir viduje įsitempėt, kažkaip išsirikiuoja tos mašinytės, ta prasme, tų pensininkų, ta prasme, jos tiesiog, šitas skuba, važiuojam čia. Tai vat visur tas pats, su viskuo tas pats. Santykios leidai savo įsitempti, kažkur turės plyšti. Man yra tekę tokią neįtikėtiną istoriją nagrinėti, reiškia, kur mergina sako,
Iki tol viskas buvo gerai, buvo fainas vaikinas, paskui atėjo kažkokia draugė, pakranksėjo, kad galbūt tas tavo fainas vaikinas yra tau neištikimas. Jis įleido mintį ir jis susirado grėblį. Klausimas, ar jis iš tikrųjų buvo neištikimas, ne. Bet žinai, kai tu nori muštis, ta prasme, tada tas telefonas netai padėtas, kitaip atrodo, ten, nežinau, kažkas pasakyta, nedasakyta. Toks turime, kai mes čia viduje kažką pakeičiam kaip matymą, tada automatiškai mes gausim patvirtinimą tą matymą. Tai va tas liaudės pasakymas, kad reiškia norėsim muštis lasdą rasi, čia visai idealus, bet būtent tam kvantiniam lygmenį, ta prasme, kad mes patys ir susirasim tą savo problemą. Taip. Dar įdomesnė istorija papasakos, čia iš vis kosmosas yra. Mergina eina gatve, vakare. Tipinė situacija, Vilnius, Kaunas, nesvarbu, ir šitą visą iš galo kažkur tai girdi žingsnius. Tipinis ir normalus merginos reakcija būtų tokia. Tikriausiai maniakas, tikriausiai išprievartavus. Antra reakcija, kuri yra galima, būtų toks tai, žmogus kažkur tai eina. Ir klausimas, kokia yra tikimybių teorija, kad tai merginai, kuri pagalvoja būtent negatyviai ir nutiks negatyvus dalykas. Atsakymą iš tą klausimą galima rasti pas šuniukus. Yra agresyvūs šuniukai, tu vaikštai miške. Jeigu šuniukas parbėga agresyvus link tavęs ir tu neįsitempi, šuniukas tavęs nekabins. Lygiai taip pat su maniakas. Aš ta prasme turėjus istoriją su šunim visiškai kaip asmenišką tokį patvirtinimą šito, ką tu sakai. Mane puolė 3 šunis ir aš aišku išsigandau, nes aš ir šiaip turėjau tokią tarsi baimę, mane buvo puolę šunis, tai aš turėjau baimę tokių palaidų, neaiškių šunų ir prisiminiau tos pačius paleidimus ir iš karto ten jie mane apsupę laiko loja ir aš pradėjau paleidinėti, atsipalaidavau kažkurio momentu, jie atšoko. Bet tu jiem pasidarai nebeįdomu, nebėra objekto. Nes va, čia bet buvo dar intensyviau, nes jie tiesiog atšoko nuo manęs. Nes matai, jiem baimė kelia agresiją, tai tiesiog automatinis refleksas. Tai iš to ir gaunas, ta prasme, kad nebelieka to indikatoriaus, su kuriuo galima kontaktuoti, nebėra to. Tai dabar lygiai taip pat merginos, nežinau, lifehackas vadinkim taip. Einat vakare gatve, ta prasme, viduje dainuokit, laikykit olimpinę ramybę, ta prasme, nieko nebus. Ir yra dar vienas gyvas eksperimentas, kur reiškia, čia ne šito dabar karo metu, bet antro pasaulinio karo metu, vienas vienuolis perėjo per užminuotą minų lauką, nei ant vienos minus neužlipo. Dėl ko? Va ta vidaus ramybė. Grubiai kalbant, jam numirti neįmanoma. Tai čia lygiai tas pats. Ar tai būtų šuo, ar tai būtų tas vienuolis, ar būtų mergina eina vakare gatve, ta prasme, jeigu tu negatyvą įsileidai, paleidai baimę, viskas tavo baimė bus patvirtinta. Taip, aš apie šitą, tiesiog atspindi, kad realybė tai yra ir kiti žmonės, tai yra visiškai mūsų atspindys, tai, man čia yra toks akivaizdus dalykas. Tėvė mūsų. Ir tik, aišku, ne visą laiką išeina taip jau sąmoningai save išlaikyti toj ramybėj, bet kad ir šiandien daug visko atrodo susidėjo. Ir reikia tokio dėmesingumo, sąmoningumo ir pastebėti savo mintis. Tai dar vieną dalyką iš seniai kažkada irgi iš tavęs esu išgirdus, tiesiog paprastą žodį stop. Tai kartais vis dar panaudoju, kai pagaunu save kažkokiai tokiai minčių užsisukimo situacijai, kur jau girdžiu, kad man ten šneka nesąmonės. Čia labai gera vieta, galim pakalbėti apie sąmoningumą, nes spėju ir tu tą pastebi ir aš tai ypatingai matau, kad žodis sąmoningumas yra tiek nuvalkiota, kad yra ten tokių teisuolių pas mus, kurie žino, koks yra geriausias tas sąmoningumas ir visa kita. Mano suvokime sąmoningumas tai yra, kad aš suprantu, kad dabar, pavyzdžiui, pas tave ta pati įtampa, tai kuria žmonės, mano įtampa kuria kitus dalykus, į kurią pusę aš spaudžiu, ta prasme, jeigu aš esu atsiklijavęs nuo savo reakcijos ir kažkur čia savo galvoje truputėlį ją galiu matyti šalies, aš turiu pasirinkimą. Bet jeigu aš patampu tą reakciją, tai reiškia tas įstempimas, ar kas tai bebūtų, viskas tada automatiškai valdo. Tai mano suvokime sąmoningumas yra gebėjimas save matyti iš šalies ir ypatingai stresinės situacijos. O visa kita yra bla bla bla, ta prasme, nes, aš parašiau knygą Kvantinė psichologija ir aš ten bandžiau apibrėžti sąmoningumą, aš paskiriau tam 30 lapų, pasakiau, ką apie tai sako religija, mokslas ir visi kiti ir aš vis tiek neradau atsakymą. Galutinio tokį žinau, kad tikrai čia nebūtų įmanoma paneigti, ne. Ir visa šita istorija apie tą sąmoningumą, dvasiškumą ir visus kitus dalykus labai primena tą istoriją apie 4 neregius, kurie atėjo į zoologijos sodą. Ir juos nuvedė, reiškia, prie dramblio narvo, jie visi čiupinėjo dramblį, vienas čiupinėjo koją ir sako, dramblys yra cilindro formos, ten kažkas. Kitas čiupinėjo, reiškia, straublį ir sako, kažkiek cilindriuko yra, bet labai ten lankstu ir pakankamai plonas. Tada trečias čiupinėjo uodegą ir važiuojama žemė. Kurią pusę aš suku, jie visi 4 čiupinėjo dramblį, tai kalbant apie tokius dalykus kaip meilė,
sąmoningumas, dvasiškumas. Mes visi kalbam apie atskiras dramblio dalis, bet ne vienas negali apibūdinti viso paveikslo. Nes paveikslas per didelis. Paimkim tą pačią meilę, ta prasme, mes jos negalime apibrėžti. Mes galime matyti jos pasireiškimus, galime matyti veikimą, galim sakyti, kad tai kažkokia ypatinga energija, bet tai neatsako į klausimą. O kitas dalykas, kaip ir minėjau, sakau, mes matom tik per veikimą. Kaip čia pasakymas reiškia, naktis tai yra diena be šviesos. Ir turbūt labai normalu už tai, kad ir tas pats sąmoningumas, jisai suprastas, suvoktas iš skirtingų pusių, nes kiekvienas jisai suvokia per save. Ir už tai skirtingų žmonių, mokytojų, technikų, visko reikia, visų reikia ir nei viena nėra nei ten kažkokia teisingesnė, nei prastesnė. Ir čia dėl tų visų reikia, tai biškai pasiginčius, paaiškinsiu kodėl. Aha. Pagrindinė problema ir gaunasi, ta prasme, kad, pavyzdžiui, jeigu aš manau, kad mano tas sąmoningumas yra toks ir ne kitoks, tai kitos vietos dar viskas yra tvarkoje. Reiškia, aš subjektyviai suvokiu būtent šitaip. Galbūt mano lygis ne kažkoks ir panašiai. Kitas suvokia kitaip, trečias trečiai. Ir pagrindinė problema ir žala gaunasi, dėl ko nebūtinai reikia visų mokytojų. Jeigu konkretus mokytojas mano, kad jo tas sąmoningumo suvokimas yra teisingiausias, o visa kita yra bullshit, tada mes turime problemą. O čia ir prasideda kitų žalojimas. Aš to ir minėjau, sako, Lietuvoje yra tokių teisuolių, kurie mano, kad jie žino 100,000%, kas yra sąmoningumas. Jau tame teiginyje yra ir loginė klaida, ir iš principo klaida. Man atrodo, ten yra nesąmoningumas. Jeigu jau tu kažkur užsiciklinai, kad vienas kelias yra teisingas, tai jau viskas baigėsi sąmoningumas ir tu susidedi save į kažkokią dėžutę ir apsiribo, toks tarsi užsidedi va. Čia mes per Bibliją galim gerai suprasti, prasme yra tokių kategoriškų krikščionių, kurie man labiau primena velnę, nors jie kalba apie Dievą. Čia kažkas panašaus. Jie bando ginti vieną pusę, bet antiek ten kategoriška, kad supranti, kad čia labiau kažkaip primena tą antipodą arba dar kitaip reiškia tą patį velnę. Nes man čia dabar net neseniai kilus tokia suvokimas iš tokio kampo apie proto atvirumą ir tas pats sąmoningumas, kaip jis ateina, nebūtinai ten per kažkokius dvasinius mokymus ar dar kažką. Tiesiog proto atvirumas ir smalsumas naujai informacijai iš karto tau tarsi praveria šiek tiek akis ir, gerai, gali netikėti, gali ten nepasitikėti ir sakyti, kad čia nesąmonė, bet jeigu tu esi pakankamai smalsus patikrinti, gali būti, kad surasi, kad gal ten ir yra tiesa, gal tai ir veikia. Ir jeigu nebūsi kategoriškas, tai tiesiog jeigu tai veikia, galiu aš tada pakeisti nuomonę. Bet tai visi tie patys dalykai, tai tame pačiame teiginyje, kad jeigu aš, pavyzdžiui, esu reakcija, tai tada reakcija mane valdo. Jeigu aš nuo jos atsitraukiu, tai dabar gaunasi, kad aš ją matau iš šalies. Tai lygiai taip pat, prasme, ir kitų tą pasireiškimą matau iš šalies, bet tada neįsileidžiu į save tos reakcijos ir automatiškai dėl to neturiu tam pretenzijų. Nes automatas gal ir būtų, čia nesąmonė, tą žinau, čia žemas lygis. Aš viską žinau, aš geriau žinau, taip turi būti. Bet jeigu yra tas stebėtojas, vadinkim taip, automatiškai, reiškia, mes nebesikabinėsim. Čia teko kažkada irgi vesti mokymus tokiuose, reiškia, darželį tokiam privačiam. Tai buvo būtent auklėtojams. Ir ten irgi visai nagrinėjom, kad ten su tais vaikais galima, ko negalima ir panašiai. O paskui auklėtojam paskui vieną paprastą dalyką, ta prasme. Jos dažnai ir sako, vaikas padarė tą ir tada jau aš ten turiu kažkokį impulsą ir noriu daryti kažką. Žiūrėkit, sakau, jeigu sugebėtumėt stebėti savo reakciją tuo metu, kai vaikas kažką padarė, sako, pusė reakcijos jau nebeliko, sako, bet esminis dalykas yra koks. Įvykus tai reakcijai, kokia ten bebūtų, jeigu jūs, sakau, save iš šalies matot, jūs turit galimybę pasirinkti. Ir tas įsprendžia visus klausimus. Nes kol mes susiklijavę, kol mano aš yra pyktis, įsitempimas, dar kažkas, ta prasme, aš automatiškai veikiu pagal tas programas. Tada klausimas, kokios buvo tos mano aplinkybės gyvenimo ir tada aš išeisiu tiesiog iš to. Tai va, į tą pusę ir spaudžiu, kad, jeigu čia dabar šiandieną reikia vieno to paprasto patarimo, atsiklijuokit nuo savęs. Atsiklijuoti nuo savęs, tai reiškia, pabandykit, pastudijuoti. Čia va, pas budistus gerai ir pas žmonės, kurie ten, nežinau, mokinasi meditacijos ir panašiai, ta prasme, jie toks išmoksta tą savo protelį, ta prasme, matyti atskirai. O kito atveju ir gaunasi, ta prasme, mano brangioji, man neištikima. Ir viskas, bičias įsileido tą mintį, ta prasme, ir dabar jūs įvarote tą pusę ir jisai susiras savo grėblį. Jeigu teko kažkada bendrauti su žmonėms, kurie turėjo tą pavydo problemą, ta prasme, jie stulpai pavydė.
Vat jeigu jau nori, ta prasme, tas filtras čia taip veikia, kad tu žiūri stulpelį ir supranti, kad jam pagimdė 2 vaikus. What the fuck? Ja, nu, aš turiu, tai ir yra tas absurdas, kur neina to paaiškinti. Bet jam taip haliucinuoja, kad jis taip mato. Bet tai ir gavosi, kad jis ir gavosi ta mintis, kuri išeina ten iš kažkokio jos silpnumo ir panašiai. Ir net nepriklauso nuo to stulpo, ar to žmogaus visiškai Stulpas tikrai nieko nedarė. Stulpas tikrai nieko nedarė. Taip. Bet tame yra absurdas. Bet va čia ir yra, kad nu, tie jausmai, bet ką mes jaučiam, ne, čia taip iš mano suvokimo, tai jie gyvena mumise ir mes jaučiam, kad ir ką jaučiam, pavydą, lygiai taip pat ir meilę mes jaučiam ir nuo nieko jinai nepriklauso. O tada reiškia iš tų dalykų, kurie yra prigimtiniai, ten kažkokia mūsų buvusi patirtis ir panašiai, ir gaunas toks, reiškia, kaip sistemos, nu, savotiškai galima sakyti, emocinio intelekto ritmas, toks kaip įpročiai. Tai reiškia, jeigu žmogus įpratęs pastoviai pykti, jisai visada automatiškai pyks ir panašiai. Tai va čia tas gaunas, reiškia, esu išgydęs labai daug žmonių nuo to paties pavydo. Vyriausiam buvo 68 metai. O kaip aš juos gydžiau, ta prasme, aš sakiau taip, klausyk bičiuli, nu, dabar rauna stogą, ta prasme, ten stulpeliai, pavydė visiems. Bet sakau, tu vakarė, sakau, kai atsiguli prieš miegą reiškia lovą, sakau, ką tu turi padaryti, sakau, tu įsivaizduok, kad tavo žmona šoka su kitu ten kažkur tai per vakarėlį, ko jisai, pavyzdžiui, negali priimti, jam tik pasakius, jau jis ten, žinai, nori kažkam duoti slyvą. Ne, sakau, žiūrėk, ten nieko nebus, tai vyksta tavo galvoje, sakau, bet tau reikia tik tai stebėti. Ir sakau, vat kils tas nemalonus jausmas, sakau, viskas kils, sakau, nieko, tik stebėk tą sceną, sakau, stebėk tą jausmą, bet nieko nedaryk. Ilgiausiai gydymas užtruko 2 savaitės. Bet čia iš principo, kokia to metodikos esmė, jinai paprasta, aš jį atklijuoju nuo to jausmo, aš jam liepiu tik tai stebėti šitą jausmą ir viskas įsisprendžia. Tai sakau, čia kartuoju 2 kartą, reikia vieno patarimo, atsiklijuokit nuo savęs. Viskas, tiek emocinė prasme, tiek intelektualinė. Emocinės reakcijos bus, intelektualinės reakcijos bus, bet ta prasme, sakau, jeigu yra tas, kuris mato tai iš šalies, jūs turit pasirinkimą. Tai čia netyčia gavosi mūsų temos leitmotyvas. Taip, ir viskas apie tą atsakomybę, man atrodo, irgi dar susiveda į tą patį, kad mes atsakingi už savo gyvenimą, už savo pasirinkimus. Jeigu susigrąžini atsakomybę, tai tada ir gaunasi, kad gali rinktis. Dabar, žiūrėk, sudėkim tokią loginę grandinę, reiškia, pasakymas aš esu. Pyktis, tai klaidingas iš logiškos pusės, ta prasme, aš šiuo metu ten jaučiu arba patiriu kažkokią pykčio emociją, va čia jau prasidėjo atsiklijavimas. Arba dabar dar toliau nueikim, reiškia, aš matau, kaip manyje kyla pyktis, aš jau visai atsiklijavęs nuo to. Viskas, va čia ir yra tie 3 etapai, ta prasme, nes pasakymas aš esu pyktis, tai reiškia, tas pyktis mane ir valdo. Ir mes niekada šiaip jau taip nesakom, jeigu pastebėjus savo kalbą, tai yra mano kūnas, mano ten rankos, aš pykstu, ten dar kažkaip. Bet logiškai žiūrint iš šalies, tarsi, jeigu žmogus kažkoje lygioje vietoje prarado pusiausvyrą, galbūt ten ir buvo tas pateisinamas aplinkybės, bet aš kurią pusę spaudžiu. Techniškai dabar gaunasi, kad šiuo metu jį valdo pyktis. Tai reiškia, jisai ir yra pyktis. Tai kas yra šeimininkas namuose? Pyktis. Nu ir važiuojam toliau. Jo, bet tiesiog, ką norėjau pasakyti, kad mes niekada taip nesakom, bet jeigu paklausi, kad, ar kas stipresnis dabar, ar pyktis, ar ta emocija, ar tu, ir gali tikrai dažnai pasakyti, kad, ne, aš čia nieko negaliu padaryti, aš čia pykstu taip, kad... Tai padarė, kad aš čia taip supykęs, kad dabar čia bus taip ir taip. Ne, tave labai lengva valdyti. Nors pyktis mano, o ne aš. Būtent jo. Tai sakau, dar reikia atsakomybės, galbūt ir daisim, bet šitą visą... Bent jau mažas dalykas, ta prasme, kyla emocija, aš ją stebiu. Nei gesinu, nei ten kažką darau priešingai. Nieko, tiesiog tupai stebiu. Pusę emocijos, nežinau, mažiausiai pusę. O praktikuojant tą visą reikalą, tai reiškia tą tokią vadinamą savistapą. Ateina laikas, kur tokios kyla tos reakcijos. Kitą kartą iš savęs pats pasijuokia, pačiam gėda prieš save, žinai, čia aš. Bet nuo to momento pradėti tu valdyti. Ir klausimas toks, paimkint tą patį mano choleriką, kur mes prieš tai kalbėjome, reiškia, kas su to choleriku. Yra 2 cholerikai. Yra cholerikas, kuris yra nestebimas, tai reiškia, kad automatiškai ten tokia čigoniškos reakcijos vyksta, žinai, tiesiog. O yra cholerikas, kuris yra sąmoningas cholerikas. Sąmoningas cholerikas, tai reiškia, aš tame išlieku, bet tas reikalas manęs nebetampo. Ir toks kaip čia, savotiškai pats jauti, kur ta riba, žinai. Bet kaip ir minėjau, sakau, pavyzdžiui, kito žmogaus elgesys nebeiššaukia tavo elgesio, jeigu tu to nenori, žinai. Bet išlikti to pačiu ekspresyviu, nes tai natūralu pagal tavo natūrą, tas reikalas išlieka. Tai vėl sakau, čia skirtingi prieimai, nes iš šalies tai gali atrodyti taip pat, bet turinys yra kitoks. Aš priminsiu, galbūt girdėjai tą
labai tokia žinoma, ten budistų tą pasakymą, sako, nu kaip dabar ten po to nušvitimo. Jis sako, iki nušvitimo, sako, ką aš sako, pjoviau žolę, sako, nešioju malkas. O dabar kas, pjoviau žolę, nešioju malkas. Bet kas pasikeitė, turinys viduje pasikeitė. Bet dabar tas pjovimas, nu, čia sakau, gali būti daug variantų, kaip ten pasikeitė, bet idėja ta pati, ta prasme. Jeigu jis prieš tai nešioja malkas ir galvoja, lemba, reikia žolę nupjauti, reikia tą, reikia, na, grubiai kalbant, jis ten paskendęs su savo mintise ir panašiai ir panašiai. Dabar jisai, va čia, pirmas ir paskutinis veiksmas jo gyvenime yra jis dabar, va, pjauna malkas. Bet nieko daugiau. Ta prasme, ir čia jau yra visai kita kokybė. Man buvo gal kokie 3 ar 5 metai, aš buvau jo veidoskaitai ir aš viską kaip ir sužinojau, man buvo nebeįdomu ir aš norėjau mesti. Ir man labai gerai vienas žmogus pasakė, sako, va čia yra, sako, japonų šaudymo iš lanko menas, sako, tu pasidomėk, sako, ką man čia reikia, sako, aš to nenoriu. Ne, sako, tu filosofiją jų pasidomėk, aš pasidomėjau, ta prasme, ir man buvo toks mini suvokimas, kur aš esu neteisus, o suvokimas mė buvo kokia. Dabar klausimas toks, šaudyti iš lankų, kiek ten reikia tų žinių, per kiek laiko galima išmokti, nu, galbūt per savaitę, galbūt per mėnesį ir panašiai, o kas toliau, nu, toliau galima glūdinti ant taiklumą ir panašiai. Bet geras japonų šaudymo iš lanko meistras skaitosi tas, kuris tam paskiria 25 metus. Klausimas kam? Jie siekia būsenos, kuri vadinasi aš esu lankas. Jie taip susiję su lanku, kad tai va čia tas ir yra, pjauti žolę, nešioti malkas. Tai didžioji dalis, ta prasme, ar savo norų pjauna tą žolę, ar savo norų nešioja malkas ir nešiodami malkas, ar jie iš tikrųjų nešioja malkas, ar galvoja apie tai, kad ten blemba aš tą žąsiną Facebook'e, ta prasme, išmokysiu sąmoningumo. Nu, va čia ta ir problema, ta prasme. 110% būčiau tam veiksme, tas veiksmas yra sąmoningai suvoktas, aš jį pasirinkau ir visada yra stebėtojas. Ana, bus nušvietimas, nebus, kam tai įdomu, ta prasme. Aš dabar gerai jaučiuosi. Galiausiai ir net kada nušvinta žmonės, kada nebesiekia nušvisti. Tai čia apie kiekvieną norą turbūt taip galima pasakyti, kol aš noriu, tai aš noriu į priekį ir neturiu, žinau, kad neturiu, nes vis dar noriu, o jeigu jau turiu, tai ir nebereikia norėti nieko, tiesiog turiu. Būtent jo. Ir jeigu prisiminsim, kalbant apie tą patį nušvietimo būdo žodžius, Buda labai gerai pasakė. Nežinau, kas ten užfiksavo, bet man tai labai užstrigo, o idėja buvo tokia. Jis tenais nevalgė, negerė, paskui valgyti konforėžius, ten, kad neprisirišti prie maisto ir visą kitą. Ir jisai nušvita. Ir jisai sako vieną frazę. Ir tai jau trečias galbūt žmogus, kuris tą patį patyręs, bet pasakė tą pačią frazę. Sako, nušvitęs aš supratau, kad niekur nereikėjo eiti. Tai reiškia, tai jau buvo. Tik tai vat reikėjo leisti tam įvykti. O tas ir buvo, kad kuo aš daugiau siekiu, kuo aš daugiau įsitempiu, kuo aš daugiau ten noriu, kuo aš daugiau tai bandau kontroliuoti. To nėra to labiau rezultatų. Kažkur vyko tas paleidimas, kai aš išmokau kokybiškai pjauti žolę ir nešioti malkas, ten ir nušvietimas. Juk ten, gal prisimeni, būdavo ten daug tokių visokių filmų, kur ateina vaikas pas meistrą mokintis karate, man sako, tu valyk langus. Bet tame langų valyme, ta prasme, čia žinau, kad vaikiškas filmas, bet aš tą pusę ir spaudžiu, va čia išmok būti kokybiškai ir ypatingai, jeigu pasidomėsi ten čian budizmu, dzen budizmu, ta prasme, ten visa esmė tame. Tu ateini pas mokyti ir klausi, kokia gyvenimo prasmė, tau šauna su pagaliu per galvą ir sako, supratai, ką jisai daro, jis išjungia tą tavo protą, kuris bando čia kontroliuoti viską, žinai, daryti, žiūrėti ir panašiai. Ne, jisai jau yra. Tik tai tau reikia išsimesti viską, kas trukdo, bet per prievartą, per kontrolę, per veiksmą tu to neišsimesi. Taip pat. Tai pagrindinė žinutė turbūt to paties sąmoningumo ir yra, kad į vidų eiti. Nes čia viskas jau yra, tiesiog yra ten daugybė sluoksnių uždengta ir nesimato. Ir ne religijose rasim. Patrauk viską, kas trukdo, bet taip ne per prievartą, nes savęs laužant, ta prasme, visą kitą išliks savai. Gėlė jau yra, tik tai tau reikia, žinai, kad nusipirki gėlę, ta prasme, būna tais lapais. Popieriaus ar kažko. O tos popieriaus lapus, tos svogūno laiškus ten patraukti, ir jinai jau yra. Taip, triukšma. Nes visi kiti eina iš kito galo, ta prasme, varau į tą Tibetą, pasimsiu volą, po kokį 12 metų jau turėčiau ten prasilaužti. Taip. Tu neįsėdėsi olo, va su tokiu protu, ta prasme, tu neįsėdėsi olo. Jo, tikrai. Man gal kažkaip norėtųsi visai paliesti tokią, nežinau, kiek čia toj temai rasim gylio, bet apie tą pačią veidoskaitą. Arba, nežinau, net ne tik veidoskaitą, apie patį žmogų, kiek daugiau visko matosi. Tai tikrai, aš esu buvus tavo konsultacijai ir tu tikrai labai daug gali pasakyti į praeitį iš to, kaip kas matosi tiesiog ant žmogaus.
Ir aš tikrai esu pastebėjus ir ant savęs, ir čia tas, kad kaip viduj, taip ir išorėje, ar ne, labai keičiasi. Ir mūsų veidas, ir net struktūra, žodžiu, viskas, ir ten apie aprangą tai jau aš nekalbu, keičiasi. Tai kaip kas išlieka pa žmogų, vis tiek tu tą praeitį kažkur taigi nenusitrina jinai žmogaus esmė. Nors pokyčiai vyksta vis tiek tie išoriai. Tai kur yra tas, nežinau, esmė kažkokia, kurios negali pakeisti ir kiek tu ten save gali, ar čia tas ir yra, kad tiesiog tu nepasikeiti, bet būsena pasikeičia. Priėmimas atsiranda tam, kas esi, ramybės. Ne tai, kad būsena, aš galbūt pasiremsiu, tikriausiai skaitai arba bent jau girdėjai, yra autorius Joe Dispenza. Ir yra jo knyga Jūs esate placebas. Jisai ateina su vaistais, reiškia gydytojas pas žmogų, kuris serga vėžiu ir tikrai serga ten jau 4. stadija. Ir jisai sako, čia yra patys unikaliausi, tai reiškia vyksta tas spektaklis, žmogus suleidžia tos vaistus ir žmogus pasveiksta nuo to vėžio. Tada žmogui, čia irgi eksperimento dalis buvo, reiškia pasako, kad soliukas čia buvo tik tai placebo, vėžys sugrįžta. Į kurią pusę aš spaudžiu, ta prasme, mūsų tą genetinį kodą, netgi tą pačią praeitį, viską galima pakeisti, bet klausimas yra toks, kiek adresatas nori tai padaryti. Pateiksiu pavyzdį, reiškia, iš vienos muzikos mokytojos, kaip jinai suranda vaikus, kurie yra talentingi muzikai. Jinai nedaro tų nesąmonių, kur reiškia do, ir vaikas turi pakartoti. Bullshit. Žinai, ką jinai daro? Jinai nueina į vaikų darželį ir numeta sulaužytą pianiną su 8 klavišais, 2 iš jų neveikia. Ir ko jinai ieško? Jinai ieško to vaiko, kuris pamatęs tą pianiną, daužys tos klavišus iki pietų. Va čia yra tas, iš kurio galima padaryti muzikantą. Tai dabar grįžtant prie tų pačių visų, reiškia, kodų keitimo, jeigu yra tas, kuris nori tai padaryti, tai galima padaryti. Jeigu ta prasme tai yra tik tai toks, gražiai apie tai pašnekėkim nieko. Ir jeigu dabar nusikelsime tos, kurie vis dėlto sėdi tose pačios olose, va čia turi kokią motivaciją ir vidinį norą nulaužti tą kodą ir jie nulaužia. Nes šita visa, va, tas būtent visko paleidimas, visko neprisirišimas, nes techniškai jo, čia va, kažkas irgi sakė, sako, o kaip būtų fainai, va, kad tu čia gali būti Kaune ir tai padaryti. Fainai, sąlygos sunkesnės, sutinku, bet klausimas toks, kokio dydžio ir kokios formos tavo riešutai. O tai reiškia dar kitaip, reiškia, koks tavo tas noras. Jeigu jisai didelis, ta prasme tiesiog degi tuom, tau pavyks ir čia. Dar idealesnis variantas, kur tu tikrai jau prie nieko neprisiriši, nei prie maisto, nei prie žmonių, tu sėdi tik tai oloj, ta prasme, tavo tikslas yra atsikelti tik tai tada. Nes dar vienas etapas prieš tai yra, va čia Indijos joga irgi tą patį daro, reiškia, tu dar prieš tai turi nugalėti savo kūną. Nes ten būna, tu valandą pasėdėjai, tau jau kažkur skauda, maudžia, ta prasme, tai atrodo, kad dar kūnas nenugalėtas. Nes tie, kurie ten patiria ten tą vadinamą satoriją arba pilną nušvietimą, ten 10-13 dienų normalu yra vienoje pozicijoje. Ir jie, kai atsibunda, jie kūno nejaučia, ta prasme, jos reikia masažuoti, atgaivinti ten, ta prasme, bet jau jie visiškai tą virš fizinio to vadinamo. Tai čia techninės detalės, bet idėja ta pati. Tai nulaužti galima bet ką, klausimas, kiek tu nori. Valia. Netgi ne valia, toks kaip šitą paaiškinti, dvasinis badas gal kažkoks, tai ką reiškia tas dvasinis badas, ta prasme, toksai, 10 vaikų sugalvojo lankyti kartingų būrelį. Aš jau kaip specialistas galiu pasakyti, kurie čia bus čempionai, bet ne apie tai kalba, lygiai taip pat su dvasiškumu, ta prasme, 10 žmonių eina dvasiškumą, va tas, kuris turi didžiausią alkį dvasiškumą, tas ir pasieks daugiausiai. Ir ką reiškia tas didžiausias alkis dvasiškumui? Pagal mano tas visas metodikas, reiškia, aš galiu pasakyti, koks yra žmogaus dvasinis intelekto dydis. Reiškia, kad mes turim paprastą intelektą, ten galima kažkaip IQ matuoti, reiškia, su emociniu taip pat, kiek tu gali jausti, užjausti, atjausti ir panašiai ir panašiai. Tai va fizinį mes irgi galime išmatuoti, kiek tu gali nubėgti per tam tikrą laiką ir panašiai ir panašiai. Bet dvasinis irgi yra matuojamas, tik tai, ta prasme, mes galime matuoti per pasireiškimą, tai reiškia, va, kiek žmogus to turi, nes būkim sąžiningi, tos dvasinius dalykus labai dažnai bėga žmonės, kurie nelabai susijęs su dvasiškumu, jie daugiau bėga, kad šitam materialiam pasaulyje jie nerado laimės, tada jie automatiškai bėga ten kažkur tai ir galvoja, kad tai išgelbės pasaulį. Pabėgimo planas. Aš nieko nenoriu kritikuoti, bet yra daug labai manipuliuojančių šitą temą ir, ta prasme, ir pardavinėjo tos pabėgimo planus, ta prasme, pamedituoti ir tau bus fainai, neužteks tos meditacijos. Dar baisesnis dalykas yra, kur žmonės ir atrodytų iš šono, kad jie turi super tą dvasinį, reiškia, intelektą. Ne. Yra dar tokie žmonės, kurie viską meta ir visiškai pasineria į dvasinį. Ir paskui vieną dieną susiduria, kad nei dvasiniam kažko atrado, nei materialiam kažko tai turi. Tai ten būna toks vidinis bankrotas, kad dieve tu man. Nes, turbūt vis tiek mes esame apie balansą, man atrodo, kad
atrasti tikrą atsipalaidavimą ir laisvę, tai yra apie balansą. Tiek tos materijos, tiek dvasiškumo ir net tokia mintis, kad yra civilizacijos senos buvusios, sako, 3 kartus iš viso šitos, nežinau, visatos egzistencijai maždaug buvo toks laikas, kai žmonėm buvo suteikta galimybė, prieiti prie tokių žinių, tokio gylio. Vieną kartą sufeilino, nes pasirinko technologiją vietoj dvasiškumo ir Dievo, kitą kartą į kitą pusę ir tiesiog žlugo. Tai tikslas yra surasti balansą tarp abiejų, kad nenueiti į kraštutinumus ir nesužlugdyti tarsi. Tai tas dvasinis saugiklis turbūt gaunasi taip, kad jisai apsaugo nuo susinaikinimo, turint begalinės technologijas ir begalinės galimybės. Tarsi taip, jeigu, man atrodo, labai toks make sense, logiškas dalykas, nes jeigu tu lygiai taip pat rūpinasi visais kitais, turi atjautą, meilę, kaip ir pats savo, tai tiesiog taip neišeis, tu negali tada pakenkti kažkam kitam. Tai tada aš to paprieštarausiu, bet taip labai argumentuotai ir logiškai. Aš vieną dieną savo išsikėliau klausimą įsiaiškinti, kas yra laisvė. Ir žinai, kas yra tikroji ir aukščiausia laisvė? Sąmoningai pačiam būti nelaisvėj. O ką tai reiškia? Žmogus, kuris ten, pavyzdžiui, visą gyvenimą paskyrė Dievui, bet ne tai, kai ten davatkos lygis, ne, jisai sąmoningai. Arba žmogus, ta prasme, kuris sąmoningai pasirinko būti vergu, o čia aukščiausia laisvė. Tai reiškia, ta prasme, ne tu mane įkalini, aš pats pasirinku ir tame yra laisvė. Taip. Tai į kurią pusę spaudžia, ta prasme, labai sutinku su tuo dalyku, ką kalbė reiškia apie tą balansą, 110% taip. Bet mano toks subjektyvus tas teigimas, toks kaip čia, ėjimas į dvasiškumą, ir jeigu mes kalbam apie dvasiškumą 10-baliai sistemai 10, tai gaunas toks kaip ir nerimas į bedugnę, tai reiškia visko to paleidimas. Aš čia tik noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, pjaunu žolę, nešioja malkas, pjaunu žolę, nešioja malkus, ta prasme, veiksmas tas pats, bet žmogaus vidus skiriasi. Taip. Tai, pavyzdžiui, žmogus, kuris viską paleido, nes prisišiko čia ir nėra į tą, o tai bus šikna. Bet čia išbaigtas tas pilnas gyvenimas, ta prasme, ir apsivėmimas nuo to, kad čia tuštuma, materialus, ta prasme, kažkokia prabanga, tuštybė, ten, kaip čia, budistai gerai sako, viskas yra maja. Čia, kai tu daini iki majos natūraliai, ta prasme, bet pirmą viską turi išbandyti. Nes, žinai, sako, tau paleisk pinigus, labai lengva pasakyti, ar turi tų pinigų, ta prasme, pradėkime nuo to, žinai. Tai į tą pusę ir suku, ta prasme, toks tas, kuris turėjo ir sugebėjo paleisti, čia visai kita kokybė. Tai reiškia, jeigu jisai neria 110% tą dvasiškumą, ta prasme, čia gali būti tas, kur ten turės kažkokį ypatingą rezultatą. Tai sakau, labai priklauso nuo to vidinio turinio. Ar tu bėgi nuo materialaus, į tą dvasinį, ar tu eini į dvasinį, nes tu sąmoningai iki to dajai, žinai. Čia tas bus kokybinis skirtumas, ta prasme, didžiulis. Iš šono atrodo taip pat. Pas vieną man galvos pelenai barstami, pas kitą galvos pelenai. Bet jų turis arba dar turinys iš tikrųjų, ta prasme, jisai žiauriai skiriasi. Mes turbūt apie tą patį kalbam kitais žodžiais. Man, pavyzdžiui, aš tą tokią būseną taikos su viskuo laisvės meilę vadinu. Man patinka, aš tai suvokiu, tai tas pats, kas kažkas Dievu vadina, kūrėjų, man tai yra tai dėkingumu, žodžiu, daug yra vardų visokių. Ir mano suvokimu, ką tu ir pats sakei, žinai, kad laisvė prasideda tada, kai yra taika, meilė, viskam, ir tada atsiranda pasirinkimas. Kaip tu įvardinai, kad aš galiu pasirinkti ne laisvę kažkokią, bet tai yra laisvas mano pasirinkimas. Tu įsivaizduok, kad netyčia ten, sakau, ieškosi medžio, gyvenimas tave uždarė kažkokią erdvėje, ten iš karaidės, aš apie kalėjimą. Ir šitą visą galima būti kalėjime ir jaustis laisvę. Čia ir yra tas aukščiausias suvoktis. Žinai, didžioji dalis tų kalinių ten kažką leidžiasi, ten pyksta, ten, žinau, įsitempia visi ir panašiai dėl ko. Jie tenais iš tikrųjų yra nelaisvė. Bet tas, ta prasme, kuris sąmoningai tai pasirinko, ne ta prasme, kad jis sąmoningai norėjo atsisės, bet įvyko gyvenimo aplinkybės ir tas aukščiausias priėmimas ir yra, aš tai sąmoningai priimu, ta prasme, ir tada tame randu laisvę. Tai reiškia, būdamas nelaisvėj, aš esu laisvas. Tai netgi dabar galim pakelti kartelę biškį kitą pusę, kur kasdienybė yra tie privalomi dalykai. Jie gali būti privalomi, jie užknisa, mintis tokia, aš pykstu, bet reikia padaryti. Arba aš sąmoningai tai pasirinku, kaip būtent tokia kažkokia tai tarnystė. Nes vipasanai būnant, reiškia, tie senieji studentai sakydavo taip. Nori iš tikrųjų pažinti vipasaną, reikia pabūti tarnu.
nėra kam košės gaminti, kas čia tokio ypatingo. Jie vis tiek biškai privalo ten pasišnekėti, ten turi lakstyti, jiems nėra kada medituoti ir panašiai. Bet suvokęs tą, reiškia, laisvės sampratą, aš iš tikrųjų supratau, apie ką vipasana. Tai ta tikroji ta vipasana, sako, tas tikrasis sekantis lygis ir turėtų būti nuo to momento, kur tai reiškia sąmoningai eini tarnauti. Jeigu mes ieškosim simbolio ir prisiminsim tą patį Kristų, ta prasme, tai tas plovė kojas ir gėrė vandenį, tai čia tas aukščiausias pripažinimas, kur mokytojas nusižemina prieš tą, reiškia, mokytojas tarnauja mokiniui. Ir tokia forma, reiškia, aukština mokinį. Bet čia ne dėl to, kad tai gražu, tai paėmė atrodys Facebook'e, žinai, ne. Čia tas iš širdies, žinai. Aukščiausias nuolankumas, ta prasme, tai būtent yra tada aukščiausias, tas būtent kaip čia, iškilimas, bet tikslas nėra pasikelti. Giliai varom čia, mes. Taip. Tokioje vietoje reikėtų paprastesnių temų. O tegul girdi. Jeigu kažkam smagu, tai dar ir paklausykit Pakeliui namo podcastą. Kiek mumise yra užkoduotas? Mes pirmai šnekėjom ir man taip įdomu pasidarė, kad jo, mes ten galim pasirinkti, nulaužinėti savo kodą, savo kažkokius tuos pačius, nežinau, praeities, ką mes nešamės per DNR, pasirinkti, kiek yra mumise, ar tu, nežinau, gali kažkaip atsakyti, užkoduota tai, kad mes eisim nulaužinėti, nes ne visi pasirenka, ne visiems to reikia. Ne visi net susimasto ir prieina iki to ir kiti ten pradeda ieškoti kažkokių kitų dalykų. Arba net, niekada nepagalvoja ir nereikalinga. Kiek yra mumise užkoduota tai, kad imsim visgi laužti tą kodą seną? Sakysiu iš dviejų dalių. Pirma dalis būtų tokia, kad pirmas mūsų gyvenimo etapas tai yra tai, kad mes mokinamės gyventi, bet ten yra viena mažytė problema, mūsų mokina kiti. Tai reiškia mokytojai, tėvai, kaimynai, bet kas, draugai. Ir dabar antras gyvenimo etapas, kuris irgi yra svarbus, tai yra išsimokinimo etapas. Išsimokinimo etapas tai reiškia, ką mano suvokime klaidingai man uždėjo mama, aš tai turiu išsimokinti. Pavyzdžiui, sakysim, mano mama buvo isteriška ir aš buvau pakankamai ten irgi paėmęs tų isterinių reakcijų. Jinai rėkia, aš rėkiu, ir mes taip gražiai bendraudom kartais. Tai šitą visą, man reikėjo kažko tai išsimokinti. Trečias etapas yra ta prasme, kad pirmą ant lapo piešia kiti, tada aš nutrinu viską, kas yra nupiešta ir tik tai trečiame etape, ta prasme, aš pradedu piešti savo paveikslą. Tai kuria pusė suko. Jeigu žmogus, nesvarbu, kokį jisai turėjo tą pirmą etapą, netgi toks yra paradoksas, kad kuo blogesnis buvo tas etapas, tuo didesnį šansą turi tas žmogus, bet yra viena sąlyga. Tam, kad aš galėčiau išeiti iš pirmo etapo ir eiti švariai į antrą etapą, tai reiškia išsivalyti arba dar kitaip išsimokinti, aš turiu pirmą etapą priimti. Jeigu ten atsirado pas mane taika, tada aš antram, kai jau trinsiu, pas mane nebus to, žinai, kad trintukas pratrynė ir stalą, ir grindis ten, ir visa kita. Tai jeigu aš ten bepyksiu, reiškia, darau antrą etapą, tada trečias etapas bus kiek įmanoma, reiškia, švaresnis, kokybiškesnis ir ten išlenda tikroji mūsų programa. O dabar antra atsakymo dalis, klausimas, kaip jinai išlenda. Vadinkim kaip norim, tai gali būti visata, tai gali būti Dievas, tai gali būti pasąmonė, dar visokių yra pavadinimų, kas į ką tikit, jo, kažkam ir karvė šventa, viskas tvarkoja. Jeigu ne vieno iš dievų, bet aš tą pusę ir spaudžiu, kad šitą visą, per kokį simbolį tu randi tą įkvėpimą, tai nėra tiek svarbu, bet svarbesnis dalykas yra tas momentas, reiškia, kad mūsų, tie dalykai, ką aš čia išvardinau, reiškia, iš principo su mumis kalba visada. Klausimas, kaip jie kalba. Jie iš principo kalba dviem būdais. Tai pirmas būdas yra, reiškia, per kažkokius tai simbolius. Tai dažniausiai būna sapnai, kažkur, bet sakau, tai ta kalba yra tenai simbolinė. Jinai nėra susijusi su žodžiais, su protu, su dar kažkom tai. Ir antras dalykas, kaip su mumis kalba visata, tai nekalba per kitus. Grubiai kalbant, aš manau, kad paties buvo tokios situacijos, kad 5 žmonės tau bando kažką pasakyti ir jie viens kitą nepažįsta, žinai, ir tu galvoji, kažkas tame yra, žinai. Tai čia jau ten, žinai, grubiai kalbant, tu neišgirdai pirmo skambučio, tau jau garsiai sako per kitus žmonės, kad klausyk, čia tau reikia atkreipti dėmesį. Tai sakysim, 5 draugės sako, klausyk, su Jonu kažkas negerai, gal tu pagalvok apie skyrybas, kaip pavyzdys. Tai iš to ir gaunus toks, blemba, jau 5 sako. Iš pradžių, kai būna tie rožiniai akiniai, toks, Jonas yra Dievas. Tai iš to ir gaunus, kad mes galim gauti informaciją per kitus, čia tie vadinami ženklai, arba šitą visą galim gauti per tos pačius sapnus. Ir jau kiek jisai gali matyti per tos sapnus, per simbolius, irgi priklauso nuo žmogaus jautrumo, bet netgi, sakyčiau, svarbesnis dalykas yra, jeigu grįžtam į pirmą punktą, gebėjimas stebėti. Tai kai aš išmokstu stebėti save, aš pradedu pastebėti ir kitus dalykus aplinkui save.
Nes yra su kažkuo tekę kalbėti apie tos pačius ženklus ir mergina sako, nu, jeigu 2 balandžiai nutūps ir vienas iš jų bus baltas, tai aš suprasiu, kad jis mane myli. Sakau, klausyk, tu ten skambini ir užsakinėjai, kaip tai turi atrodyti. O šitą visą, ten buvo kiti tokie 2 ženklai, bet jinai sako, ne, čia netoks turi būti. Nu, jeigu pati Dievas, tai tada okei. Tai va, tai toks mano matymas, tam prasme, iš to, ką tu klausi. Nu, apie tos ženklus, tai dar čia taip irgi atskirti turbūt reikia to pasitabumo, dėmesingumo, tiesiog išsitreniruoti save, kas man ką reiškia, nes kaip anksčiau kalbėjom, tai mes galim prisiprogramuoti tų ženklų. Labai teisingai sakai, jo, tas ženklas netgi gali būti specialus ženklas, kurio aš noriu, ką tai reiškia. Aš to pasakau tą pavyzdį su mergina, kurie kažkada pamatė mašiną su 3 vienodais skaičiais ir jis sako, mane persekioja, ne, tai tu uždėjai tą savo dėmesį ir dabar tai persekioja. Taip, čia reikia labai atskirti. Tikrai būna ženklas ir va, tave ten atrodo veda, tau duoda informaciją, o kartais tiesiog yra mūsų vidaus atspindys ir aš ten kažkur norėjau pamatyti ir matau dabar visur tą patį. Būtent. Taip, tai dar čia, dar vienas sluoksnis, kur tada savo gali. Ir va, nežinau, ar pati pastebėjai, bet eini, va, atrandi kažką, suvoki ir galvoji, nu va, čia jau ta tiesa tas atsakymas. Ne, čia tik sluoksnis. Tada iškyla dar 12 klausimų, žinai, ir važiuoji toliau. Ir, nu, tikriausiai, aš nežinau, man kyla klausimas, gal dar irgi kitiem irgi kyla klausimas, tai kaip atskirti, kur yra, va, mano programavimas, tiesiog mintis, o kur yra, nu ne, visgi čia mane veda iš aukščiau ir čia yra tie tikrieji ženklai vedimas. Tai gal turi pasiūlymų? Negaliu atsakyti, paaiškinsiu kodėl. Pirmas dalykas, va, kiekvienas tas atvejis unikalus ir kiekvienam atveju bus ten kažkokie kitokie principai, bet į kurią pusę suko. Čia ir vėl grįžtam į patį pirmą punktą, nuo ko mes pradėjom kalbą, reikėtų pabandyti pabūti sąžiningu su savimi. O tai reiškia, ar aš tą ženklą kažkaip susikūriau, to norėjau, nes kur yra paradoksalu ir to pačiu fainai ir to pačiu baisu su ta pačia realybė, kad iš principo, kaip ir mes su to triukšmu čia kalbėjom, tai lygiai taip pat yra su viskuo, reiškia. Jeigu aš užsimanysiu kažkokį, klausyk Dieve, mes esam žaidę su, žinai, kas yra virgulis? Kur reiškia, tu pasiėmė tokį specialų ten tą inkrustuotą, ten gali būti kažkoks safyras ir visai kitą, reiškia, tu jį laikai ir dabar užduodai jam klausimą. Taip. Ir panašiai. Ir mes su tai specialiai darėm, reiškia, eksperimentą, bet mes darėm kaip. Aš vieną galvoju, bet klausiu kito ir tada, reiškia, tose pačiose mintise, va dabar aš gaunu jau tą atsakymą ir tada aš keičiu čia viduj. Ir jisai keičiasi. Tai kas valdo tą virgulę? Aš. Tai va iš to ir išeina, kad su tai ženklais reikėtų atsargiai. Man asmeniškai kas padeda, va taip galbūt galim atsakyti, reiškia, jeigu aš prieš tai negalvojau, ta prasme, yra atskira kažkokia problema, bet negalvoju apie tai, kad turi būti ženklas ir man kažkas paskambinti, ten turi Dievas duoti per galvą, ta prasme. Ir kažkas tokio įvyksta, ta prasme, aš tada pradedu stebėti. Ir paprastai, kaip rodo mano subjektyvi praktika, ta prasme, būna dar kokie 2-3 ten, kokiais įvairiais kampais, reiškia. O tada aš suprantu, kad čia jau tas raudonas skambutis reikia pakelti. 3 signalai buvo, tai kažkas tame yra. Bet klausimas yra toks, ar aš apsirinku? Kartais aš apsirinku. Tai sakau, toks, nes sunku yra pagauti, kur čia tu programuoji, žinai, tą virgulę ar kažką tai ir kur tai yra iš tikrųjų. Man labai patinka tavo atsakymas, nes kaip aš galvoju ir kaip pati naudojos, tai savo vidum tiesiog. Ir to vidinio. Čia toks, sakau, pajusti, bet to neina paaiškinti. Jo, to neina paaiškinti ir to neina net turbūt, pasakyk, kad taip ir taip daryk ir čia jau bus tavo atsakymas. Nes grįžtant prie to, kad tokia frazė, visi atsakymai tavyje ar mumise, bet tai taip ir yra, kad jeigu susitelki į tą savo kažkokį vidų, tiesą, tylą, nežinau, vadink kaip nori, tai tas ir ateina, kad išmoksti atskirti, kur čia yra mintis, pavyzdžiui, kur čia jos yra gal iš kažko kito atėjusios, o kur čia yra tikrai mano, ta tiesa. Ir kartais būna, jinai tokia labai netikėta net ir atrodo, kad nesąmonė. Sutinku. Ir šitą visą, jeigu taip trumpai, bet prie to pačio klausimas toks, kuo skiriasi intuicija nuo loginio suvokimo. Tai to skiriasi, ta prasme, tu pirmą pajunti, nustembi ir tik tada ieškai atsakymą ir tik tada įsijungia protas. Bet jeigu tu pirmą logiškai išmąstai, Jonas man nusistojo, tai tikriausiai aš jam patinku.
logika. Ta prasme, pirmą pajutau kažkokį jausmą, paskui žiūrėjau, blemba visai fainas bičias. Čia aš, ne, hipotetiškai kalbant. Tai iš to ir gaunasi, prasme, kad toks pirmą įvyko kūne reakcija, nes kas yra įdomu, reiškia, kiek yra tekę užsimti pačią intuiciją, kūnas turi betarpišką santykį su vieniu 110% visada. Klausimas, ant kiek tu esi protingas ir ant kiek tu savo trukdai išgirsti, ką tas vienis to bando pasakyti. Nes kiek yra tekę vesti tų pačių intuicijos mokymų, jūs laužiant toks, jums nereikia intuicijos mokymų, jums reikia tik tai išmokti nulaužti savo protą. Jeigu sugebėtumėte jį išjungti, sakau, atsakymą eina Dieve tu man. Asmeniškai pažįstu žmonių ten juodas diržas. O kas yra juodas diržas? Nu, aš dabar matau, žmogus eina gatvė, sakau, languotas švarkas, tai reiškia polinkis kontroliuoti, ten džinsai, laisvė, jūra, arbūzai ir panašiai ir panašiai. Ten pasižiūri žmogus ir sako, 2 mėnuo neš čia, po 3 mėnesių išvažiuos į Angliją ir viskas taip, viens prie vieno. Tai va čia kontaktas su vieniu yra 110%. Nu, va čia intuicija. Ir kai klausiu, kaip tau pavyksta, jis sako, ten žodžių nėra, aš tau negaliu paaiškinti. Tiesiog. Ir viskas kaip vystėsi, reiškia, tai buvo tiesiog pasitikėjimas savo jausmu nuo mažens. Ir kai jai buvo 70 metų, jinai buvo stovykloje, kaip vaikai žaidžia raganas. Tai jinai vienai mergaitė sugebėjo padidinti ūgį. Tiesiog, kad jinai to tikėjo, nes taip savaime. Ta mergaitė buvo visiškai panikoje, ta prasme, vaikai ten irgi visą tą stovyklą su jie nesikalbėjo, ta prasme, atvažiavo tos mergaitės tėvai ir ją įsivežė. Bet kad jinai paaugo, tėvai nesuprato. Techniškai jinai paaugo, ten nebuvo 20 cm, bet ta prasme, jinai iš tikrųjų išaugo. O jos tiesiog žaidė burtininkės. Ir vat pasvai, kad nuo tokių momentų, ta prasme, stiprėja tas pasitikėjimas savim, sakau, ir jinai sako, aš turiu, sako, bet aš bijau kažką kitiems sakyti, sako, nes kiti nesupras. Tai, oh my god, dabar įsivaizduokim pasaulį, kur žmonės vis labiau sąmoningėja, priima šitus dalykus kaip normą ir vaikai dabartiniai auga neapriboti. Kaip klasikinis cholerikas galiu užbėgti priekį, nes įsivaizduoju, apie ką klausia ir atsakyti. Man kažkada teko, kaip ir visiems, kaip ir daugeliu vaikinų, reiškia kažkada susižavėti rytų kovos menais ir visą kitą. Tai tik pirmą kartą, kai tu ateini treniruotis, pirma mintis yra tokia, blemba, visiems duosi galvą, ir tam duosi, ir tam duosi, ir panašiai. Ir kuo tu labiau bręsti tos rytų kovos menuose, ta prasme, ten netgi galbūt tau nekiša kažkas specialiai tos visos filosofijos, bet tu daeini iki tokio momento, kur tu suvoki, va, tos tavo žinios arba tas tavo gebėjimas yra atsakomybė. Ir tu nebenori kovos. Ir ką reiškia nebenori kovos, rytų kovos menuose reiškia auksinis martavimo vienetas yra toks. Pati geriausia kova yra ta, kuri turėjo vykti, bet jinai buvo net nepradėta. Čia aukščiausiai neįstrįsti išvengti kovos. Ne dėl to, kad jisai silpnas, ta prasme, ne, va, tikras meistras, ta prasme, jisai nesimuša kaip boba ten prie stoties, ta prasme, dėl kažkokio ten pigesnio batono, grubiai kalbant. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu, kas man fainai ir kas džiugina, ta prasme, jeigu mes daisim iki to pakankamai tokio aukšto sąmoningumo, tai šita visa problemos ten nebus. Dėl ko? Nes tai automatiškai atneša tą atsakomybę. Taip. Tai, kad ten pavojaus nėra. Su ChatGPT yra didesnė problema negu... Aš nešneku apie pavojų, man tai iš viso atrodo, tai yra taip žavu ir taip wow, kad jeigu nebebus atmetimo, nebebus keistumo, kad čia kažkas yra su tuo ne taip, tai ir bus, nu, vat, ta atsakomybė ir Tai jeigu paskaitysi ten, pavyzdžiui, Vedose tos pačios yra paminėta, aš manau, kad mūsų kaip žmonių civilizacija jau buvo daėjusi iki to, kad čia stebuklai buvo norma vadinti. Tai šitą visą, jeigu viskas bus gerai. Nors mane vienas dalykas neramina ir neramina tas momentas, kad mūsų technologijos tai kaip ir žengia į priekį, bet mes kaip žmonės ne visai žengiam į priekį, taip kaip turėtumėm žengti. Taip, yra ta kategorija žmonių, kurie ten domisi, dvasiškumas, psichologija ir visa kita, bet šitą visas toksai, nu, jinai dar kol kas mažumoja. Ar taip išliks, ar kaip kas čia keisis, nu, ir klausimas. Nu, vat, mes čia vėl sugrįžom prie to, kur kalbėjom ten apie balansą, žinai, kur vat, kažkokios civilizacijos žlugo vien dėl to, kad nuėjo į kraštutinumą kažkokį. O tu tik akimirką įsivaizduok, reiškia, nu, hipotetiškai, reiškia, visi žemės gyventojai yra burtininkai. Mes čia užsiknistumėm, abrakadabra, ne, tai aš tavo abrakadabra. Iki absurdo darytumėm. Jo, sutinku, ta prasme, čia neturi būti masinis reikalas, ta prasme, čia yra tiems, kurie to nori, ta prasme, kurie galbūt turi polinkį tam ir panašiai. Ir jau čia kiekvienam pagal, kaip čia, žinoma, 10 berniukų pradeda lankyti krepšinį, Jonas Valančiūnas geriausias krepšininkas. Paskaitykit Valančiūno istoriją. Pas Valančiūno talento tik tai 1%, o visą kitą yra darbas. Ir kaip su to pačiu pianinu, kaip su to pačiu nušvietimu, vat, kai tu labai nori, ta prasme, tu daisi iki kažko. Bet va čia, man atrodo, ir yra tas
svarbus momentas širdies savo kelio ir savos tiesos, nes valančiūnas bus valančiūnų, ten kažkoks pianistas bus pianistų, žolės pjovėjas pjovėjų ir jie bus laimingi savo sferose, atradę savo tą kryptį ir nebekyla tada chaoso ir tie stebuklai ir visa kita ir visos galios, nežinau, gali būti norma ir atrasti savo vietą. Niekam nereikia, žolės pjovėjui nebereikia būti valančiūnu, nors jisai gali, bet jisai kaifuoja pjaudama žolę. Ir va čia yra tas balansas, kurį mes, man atrodo, galim surasti. Jam labai patinka bendrauti su žolė, susitarti. Taip. Hebra, susitarkim, ne aukščiau augat negu 3 cm. Ir aš nejungiu žolę pjovės. Ir jie turi ryšį, ta prasme, žolė sako, okei. Viskas fainai. Valančiūnas net nemeta kamulio, nes jeigu ten jau nueisim į tą fokusų pasaulį, tai tą kamulį galime įmesti be rankų. Tada šitą visą, kas nebuvo pas mus pianistas, tai mes klausytume muzikos iš kito galo. Tai reiškia, prie pianisto jungtumėm kažkokius elektrodus ir ten kažkas transliuotų tą muziką, kuri yra jo galvoje. Taip. Prisijungiam prie pianisto. Būtent jo mintimis. Aš pjaunu žolę ir prisijungiu prie pianisto galva FM. Ir nauji koncertai vyksta taip visiškoj tyloj, visi tiesiog susirenka, susėda. Ir kur tu bebūtume, jokio triukšmo, reiškia, visi tam pačiam lauke. Mes likti arbatą gėrimą, ne? Nes dabar visi klausia, kiek reikia dozų suvartoti, kad daeiti iki to. Čia yra vanduo visiškai. Čia yra čiobrelių, nebeatsimenu, bet kažkokių žolelių arbata. Ciberžolės arbata, bet nieko narkotinio čia nėra, čia tiesiog matyti mes kažkur nuėjome. Jo, nauja vieta ir visiškai netikėtas, išbalansuotas, fantastinio gylio pokalbis, man atrodo. Aš tikiuosi, kad girdimas tas pokalbis bus. Tikėkimės jo. Tai šita gražia gaida gilia. Pabaigoje aš visą laiką palinkėjimo kažkokio mūsų klausytojams, žiūrovams paprašau nuo savęs taip, kaip jauti, taip, kaip atrodo, arba gal kažkokio priminimo, ne palinkėjimų. Tai koks jisai būtų nuo tavęs keliautojų pakeliui namo kažkur. Iš to, ką mes čia kalbėjom, tai galbūt atsineškit vieną suvokimą, o tas suvokimas toks, kad jūs nesat mintis ir jūs nesat jausmas. Tai pabandykit papraktikuoti savistabą ir tai atsakys jums labai daug klausimų. Gero kelio kelyje, kaip čia? Aš čia ne radio stotis kelyje. Ne ta radio stotis, bet pakeliui į save. Pakeliui į save, va. Širdį turbūt. Tai va, pakeliui į save, jeigu čia yra pakeliui į save, tai pirmas ir pagrindinis, kaip čia, nežinau, raktelis galbūt, kuris atrakina tą į save, tai gebėjimas save pamatyti iš šalies. Palinkėjimas išlieka jo, tai va tada dar patikslinu per radio stoties pavadinimą. Per radio stoties pavadinimą. Taip. Tai va, gerai, dėkui tau, buvo malonu pamatyti. Buvo labai labai įdomu. 100 metų jo. Tai iki, ačiū, kad klausėtės, tikiuosi išgirdot tai, kas jums rezonuoja, visą kitą tiesiog palikit. Jeigu jaučiat vertę šitose susitikimuose, tai aš labai dėkinga už paramą, bet kokiu būdu, laiku, prenumeratą arba per PayPal ir susitikimo kitose pokalbiuose. Iki. Iki.